visi, labas rytas, labą dieną, labas vakaras, ar jūs kada įsijungsite šį video. Na, štai ir mes vėl sugrįžome. Šiandien yra balandžio 17 diena, 25 metai ir mes Vilniuje prie Ikėjos, prie Nordikos atidarėme pirmąjį public meetą. Tai yra atidarimas, jeigu operatorius gali nufilmuoti, kaip čia kiek mašinų atvažiuoja, kiek čia susirinko mašinų. Tai iš tikrųjų, kaip mes ir tikėjomės, mes per paskutinį uždarimą surinkome virš 2000 mašinų būtent šitoje vietoje. Ir su atidarimu, manau, mes tikrai pasieksime galbūt net ir daugiau. Ir kol kas tik prasidėjo mytas, prasidėjo 9 valandą ir žmonės vis dar toliau važiuoja, čia vyksta kamščiai ir čia nesustoja vykti veiksmai. Dar padangos nesvyla, bet matau, kad jau muzika skamba, jau toks veiksmas tikras susidaro ir aš iš tikrųjų asmeniškai šitų vaizdų buvau labai pasiilgęs. Tiek matyti daug visokių žibintų, vaikštančių žmonių, pasigrožėti pagaliau ištrauktais tų po žiemos laikomais automobiliais įvairių markių. Iš tikrųjų tai labai kelia didelę šypseną. Nežinau, ar pirmą kartą žiūrite mūsų public meetus arba šiaip mūsų turinį. Mes šiek tiek darome kitaip negu daugelis kitų klubų. Tai pas mus žmonės atvažiuoja, tarkim 9 valandą, mes pabūnam ir galiausiai tada važiuojame iki vieno taško. Per mūsų visą trasą, kurią mes sukūrėme, yra 2 taškai. Yra vidurinis taškas, iki kurio važiuojame, palaukiame visų ir važiuojame tada iki myto pabaigos taško. Ir tai yra trasa už Vilniaus. Už Vilniaus iš tikrųjų nėra daug vietų, kur galėtų talpinti tiek daug žmonių, bet mes tikrai stengiamės, kad būtų žmonėms įdomiau ir dėl to, manau, pas mus daug kas ir atvažiuoja. Dabar, ką mes padarysime, kadangi tiek daug kas važiavo žmonių, tiek daug įvairių mašinų, tiek amerikonų, japonų, vokiečių, aišku, pilna BMW, vis tiek esame labiau, sakyčiau, BMW šalis. Čia prie manęs turime dovanų. Turime dovanų iš mūsų partnerių, kurie prisidėjo prie mūsų renginio, tai yra mūsų long-term partneriai, tie ilgalaikiai partneriai, kurie suteikė mums prizų, iš tikrųjų yra dar daugiau. Ir koks svarbus dalykas, mes prasieisime pro aikštelę, pagalbinsim žmonės ir pažiūrėsime, paklausinėsim klausimų ir žmonės, kurie, nežinau, sakykime, bus labiausiai užsivedę, norės daug pašnekėti, gaus vieną iš mūsų partnerių dovanų, tai yra čia valikliai, visokie čia rankšluosčiai, lipdukai ir panašiai. Tai aš manau, nieko nelaukiam, manau, galime prasieiti. Kaip nuotaikos? Gerai. Pasilgote tokių mytų mūsų? Labai silgo. Ar jau senai sekate Night Riderius? Ganėtinai ilgai. Nuo kada buvo pirmasis atvažiavimas jūsų pas mus? Praeitais metais Diepo aikšteliai. Nežinau, atidarimas irgi lyg tai buvo. Taip. Ir kas iš tikrųjų labiausiai patinka mūsų mytuose? Kodėl, pavyzdžiui, atvažiuojat būtent pas mus, gal esate nugirdę, kodėl būtent čia? Tiesiog įdomu, kodėl būtent renkatės mus, kaip Night Riderius? Per visus renginius važinėjom. Per visus renginius. Nu tai gerai, už tokį realiai lojalumą, už tai, kad esate tokie, nežinau, važiuojate vos nebe kiekvieną public meetą. Norėčiau įteikti iš mūsų partnerių, čia turime dovanų, kadangi pirmasis esi, kurį užkalbinau, tai aš tau leidžiu išsirinkti, kurio labiausiai trūksta. Pažiūrim, ką čia turim. Šitą turiu. Turi? Jau turi. Tai paėmam šitą, nežinau kažką. Gerai, parodyk kamerą, ką čia gavai. Šitą turim. Ar patenkinta zona? Oi, labai. Duok 5. Vsio, prašau, gerą myto ir sekit informaciją, mes viską paskelbsim ir važiuosime toliau. Kaip jūs jaučiatės? Ar pasilgote tokių mytų, ar trūko jų, ar norite, kad jų dar daugiau būtų? Pasilgom, labai faina, kad suorganizavot ir toliau organizuojat. Ar jau seniai važiuojate Night Rider mytus, ar čia visiškai neseniai išgirdote apie mus? Žinokit, vienas iš pirmųjų. Praeitą kartą buvom kažkokiam irgi žmonių suvažiavusių, irgi prie McDonald's susiparkavusių, šitą žymiai įspūdingesnės. Nu, Tas pats. Kiekvienais metais tradiciškai renkame. Dar buvo pridėpo. Man naujiena. Nu taip, čia buvo jau kas norėjo atidaryti. Mes norėjom padaryti anksčiau, bet kadangi užlyjo ir tiesiog nepavyko. Koks įspūdis, ar jūs esat buvę maždaug tokio dydžio renginių, nežinau, Lietuvoje arba iš Vilniuje? Tai jaučiu didžiausias vis tiek. Tai smagu. Taip. O jūs kaip man? Šiandien nešnekat visiškai. Aš buvęs irgi praeitą kartą buvę tam Lenkijoje karmyte, tai ten tai įspūdinga. Tai jei Lietuvoje kažką bent arti būtų pasiekti, tai būtų šau. Nu, aš manau iš tikrųjų, jeigu Lenkijoje, aišku, žymiai daugiau žmonių, bet jeigu mes jau bent jau atitinkamai einame link tos pusės, tai tikrai manau, čia būtų tikrai įspūdinga. Ir ką noriu pasakyti, kad įteiksiu šluostę. Nežinau, ar jūs ją turite ar ne, tai nėra kažkas super, bet tiesiog iš geros dūšios, kuriam iš jūsų čia labiausiai reikėtų. Tiesiog nusivalyti automobilį. Ačiū labai. Taip.
Apsilankysim dar kartą, žinokit. Būtinai ir dalyvaukite, sekite kitose stopuose, nes ten dalinsim dar prizų, žodžiu, tikrai neliksite tušti, tiesiog stebėkite informaciją, bus į Telegramą rašomi klausimai, ten atsakysit, gausite dar daugiau geresnių prizų. Tai sekite informaciją ir gerą mytą, hebra. Kokios nuotaikos, kaip jums šis mytas, kaip prasidėjo viskas? Geras, jo. Ar esate buvę mūsų praeitose public mytose, arba šiaip kitose renginiuose? Buvo. Taip. Tai ir jau senai sekate Night Riders, ar jau žinote juos? Jo. Taip, ir su kuo šiandien atvažiavote, su draugais, ar vienas, ar su Draugais. Su draugais, taip. Ir dar norėjau paklausti, kaip vertina šiaip mūsų tų public meetų, nežinau, tą visą bendruomenę vaizdą, ar esate buvę kada nors Lietuvoje didesnėme, aišku, nekalbant apie užsienio šalis, tai panašiai, bet ar esate buvę didesnėme renginyje, kur susirenka tiek daug žmonių? Nu, panašiam, nesakyčiau, gal labai ir didesnis, bet tikrai panašiam buvęs vienam. Tai ar čia Lietuvoje, Vilniuje buvo? Klaipėdai. Ai, Klaipėda, aš irgi esu girdėjęs, kad ten irgi surenka. Betvarkė. Bet ar tai... Ai, betvarkė, taip, o ten buvo atidarimas ar uždarimas? Paskutiniai buvo tik tai. Tai norėčiau įteikti kaip ir dovanėlį iš mūsų partnerių. Tai būtų Shiny Garage, jeigu nežinau, ar tokį tu esi turėjęs, ar patinka... Šitą dar nebandęs brendą. Tai va, super. Patenkintas? Taip. Gerai, prašau, viskas. Gerą mytų ir sekite informaciją, viską paskelbsime greitų metų. Nu, aš net tavo vardo turbūt nežinau. Nieko asmeniškai. Nieko asmeniškai, tiesiog neapsikrau. Nu, tai kokios tavo nuotaikos? Kokios nuotaikos, kaip jautiesi po, nežinau, po tiek mėnesių neturėjimo tokio didelio renginio? Šiurpuliukai. Bet dar buvai pasilgęs. Tai aišku, mes, ta prasme, laukim. Jau laukim, jau skaičiuoju, ta prasme, prasta diena ateina galvoj. Tuoj publikas, kuris čia balandžio 7, publikas. Ir aš manau, pataikėm su oru, nu, tipo, realiai viskas yra išėjo. Ta prasme, negalėjau būti geresnė. Ar esi pasiruošęs važiuoti toliau ir gal papasakok tiesiog žiūrovom, kaip mes veikiam ir ar tau patinka tas mūsų organizavimo būdas, kad mes tiesiog nestojame vietoje? Taip, nes, nu, tai, ta prasme, nėra show-offas. Tai vis tiek yra Night Rideriai, va, atėjo naktis pas mus, lankstyva. Ir, nu, faktas reikia prasivažiuoti. Aišku, su tokiu kiekiu žmonių, mašinų čia biškai gali būti problematiška, kaip, nu, shit happens. Nu, pas mus visko būna, tikrai visko. Ta prasme, legaliai būna, bet tiesiog, nu... Tai pas mus visi atvažiuoja ir, manau, policininkai patys, ir, manau, kurie nedirba ir kurie dirba, tikrai atvažiuoja pasigrožėti. Faktas. Ir aš manau, tiesiog biški duodam žmonėms tai, ko jie iš tikrųjų labai nori. Nu, tai taip, nes, ta prasme, jeigu niekas nelauktų, nebūtų tiek žmonių, tiek mašinų. Ta prasme, jeigu pasižiūrė aplinkui, nu, tūkstančiai žmonių. Mes dar neskaičiavom, bet manau, kad tikrai bus panašiai, kiek buvo uždarime, man atrodo, net ir daugiau, nes tiesiog žmonės to pasilgė. Labai priklauso, kiek nori pasirinkti, nes kad tikėjus pilna, tai čia... Ir toks klausimas tau. Ar tu rekomenduotum žmonėm jungtis su mumis, tarkim, į mūsų Contribui kanalą? Be abejo. Tikrai. Ir ar ten tikrai tau patinka? Taip, nes aš pats atėjau į Contribui, aš prabuvau... Asmeniška nuomonė. 9 mėnesius prabuvau ir ta prasme aš 2 mėnesį dar su biškį daugiau investavau. Kad, nu tai aišku, ta prasme, tie priziukai, bet tiesiog, kad ant kiek viskas, wow. Ir va, mes būtent šnekėjom komandos viduje, kad čia mašinų klubas, ne, čia šeima. Čia yra tik šeima, daugiau nieko, ta prasme, ne. Kaip Vinas Alerka pasakė, family. Nors mūsų visus publikę realiai sieja mašinos, garsas, nu, greitis ir panašiai, bet jau kas ateina į Contribui ir tampa mūsų komandos narių, kaip būtent mano kolega, tai tiesiog tampama daugiau negu, nežinau, idėjomis, kuriomis dalinamės apie mašiną. Tai va, tai gerai. Aš tu noriu palinkėti žodžiu kantrybę, čia tikrai užtruks, kol išvažiuosim. Kaip visą laiką. Ir tave biškį palepinsiu, žmonės gavo prizų, bet ir tu gausi, žodžiu, išsirinkti. Ponas gavo, kažkokią šluostę, kažką. Reikės pas mūsų atstovą iš Detailer Place išnekėt, kam šitą šluostę, nes šiandien yra sausinimų. Gero vakaro. Jo, senė, tau irgi. Man realiai vaikšto šiurpuliukai. Va taip tiesiai šviesiai vaikšto šiurpuliukai. Kiek vienas klubas Vilniuje gali kokią surinkti visą bendruomenę. Ir žmonės ne tik iš Vilniaus, bet ir iš aplinkinių, kiek žinau, suvažiavę yra, kiek yra žmonių, kiek yra bendraminčių, kad visa tai tęsis, kad visa tai yra ir kad mes visą tai galim suorganizuoti, padaryti bombinį renginį. Tai iš tikrųjų yra wow, yra įspūdinga. Ir ar tu lauki mūsų prasivažiavimo, kurį mes šiandien vėliau važiuosime? Realiai plano nėra, nes su ta prasme, su tokia masė žmonių aikščių stengsimės kiek įmanoma neišsiskirti kažkur ten, ar nenuvažiuoti, ar neatsilikti.
plius minus tikslas važiuoti kartu visiems, draugiškai, maloniai, visgi esam bendruomenė. Tiek realiai apėjome, tikrai pamatysite žymiai daugiau iš mūsų Instagram story ir panašiai. Ir tiesiog sekite chebra mus, žiūrėkite toliau šį video, tikrai dar bus veiksma, mes jums prižadam ir bus tikrai ne vien tik tos nuobodus kontentas. Čia jums ir žiūrėkite mus. Tai dabar, hebra, kas laimi čia prie prizininkai? Prizininkas, ne? Gerai, pataikyti, prašau. Prašau. Dabar daliname hebrytę mūsų public nariams, kurie atsakė Viktorinos klausimus teisingai, daliname mūsų partnerių prizus. Šiuo atveju dabar daliname Detailer Place prizus. Mūsų ištikimų partnerių Detailer Place Shop. Taip, kas dar hebra laimėjęs? Gerai. Taip, jūs, kad laimėjot, labai gerai. Prašau, daunėlį jums. Žinoma, galima. Ar užsiklijuosit? Maladės, prašau. Geras vakaras. Era švaros ant kuponas, nemokamas plovimas, era švara Vilniuje. Tu esi vairuojantė, ne? Vairuojantė. Važiuok. Nu, pirmiausia, čipas čiptūnį kuponą, čia bus toks pačipavimo mašinas, jis Kaune yra, bet nuodėlė geras teiks, žodžiu, turėsi ko pasičipuoti savo mašinėlę. Ir dabar era švaros kuponiukas tau ir dabar neskubėk dar, palauk, kad savo mašiną prižiūrėtum nuo vapšių valikės. Dabar kam reikia hebra lipdukų? Taip, lipdukas hebra. Ant ko klijuosit? O mašinas moklantės. Ant tėvų mašinų klijuot. Taip, prašau. Prašau, hebra. Prašau. Prašau, hebrytė. Prašau, toj sekundėlė, toj minutėlė. Tai prašau, lidukas. Prašau. Prašau, hebra. Prašau. Kadangi hebra tavo mašina labai graži yra, ar nori liduką gauti? Nori? Klijuosi? Tikrai palivomo? Pagarba, seni, pagarba tau. Ar renginys geras, patinkas? Jo, bet figa žmonių nėra kur statyti. Tai čia yra visas vaibas, seni vaibas, kai daug žmonių, smagu. Galvau, negu šiek tiek mažiau žmonių, bet dar Sveikas, dar kartą seniukai, tai pagarba tau, užsiklėjau liduką, ačiū tau seniukai. Gerą vakarą. Opa! Kameristas! Tuna!
Kada čia labai yra daug Batmanų gražių, reikia padalinti dar irgi lipduką. Eina, padalinti lipduką. Nu gerai, kadangi vairuotojai nėra, padarom paprasčiau, padarom gražią dovaną ir uždam lipduką jam ant stiklo. Ačiū tau, jeigu žiūrėsi šitą video, seniukai žiūrėsi šitą video, nepamiršk, kad Night Riders to komandą paliko po lipduką. Žiauriai gražus Batman. Jo, šiaip labai. Seksualus. Eikime toliau, žiūrėk, kas vyksta. Dėdė. O Jėzau, kokia graži mašina, davai daryk langą. Kokia graži mašina, dėdė. Turim tau dovaną, kadangi labai tavo mašina yra švaizdi iš lempų, duom tavo lipduką vieną, dar negavęs lipduką, ne? Gavęs, bet ant kitos mašinos. Gerai, o baltą ar chrominį nori? Baltą. O užsikliuosi ant šitos mašinos, ar ne? Jo. Užsikliuosi, gerai, tada nori balto, nesakei? Daugiau mašinų. Tak, prašau. Jo, turi daugiau mašinų. Prašau tau, seniukai. Jok ant šitos, ne šitą. Ačiū tau. O, pažiūrėk, yra Chevroletas. Kodėlgi nepadėjus jam lipduko? Čia tu gal savininkas Chevroleto? Pagarba, dėdė, labai gražus automobilis. Gal nori gauti lipduką iš mūsų? Prašau tau. Jeigu nori nusikipti ant Instagramo ženkliuką, bet prašom nusikliuok, bus labai malonu turėti. Ačiū tau, seniukai. Sveikas, senė. Labai gražiai atrodo automobilis tavo. Labai senė. Kaip tu renginys? Padaryta. Geras renginys. Patinka renginukas, taip? Ar tavo lūkesčius atitiko ar ne? Jo, tik duobėn ir galvau ratus pamečiau. Bet nepametei. Tikriausiai ne. Tai tą progą aš tau siūlau lipduką duoti. Mūsų, ar užsikliuosi, ar norėsi? Bandom. Nu, bandom. Draugui paimti. Gali. Ar chrominį, ar baltą nori? Parodyk. Yra baltas ir yra chrominis. Prašau, seniukai. Jeigu ratas koks sulinko į Melgą, kodas Night Riders. Ir va, seniukai, tavo šluostę vidui pasvalyti arba kėbulai. Prašau tau, seniukai. Prašau, duosime tau lipduką. Ačiū tau, seniukai. Lankykitės Detailers Place. Geriausias ir kokybiškos prekės, kurios plauna ir labai gerai valo visas automobilio Taip pat ir mūsų dar saloną. partneriai turi ir Sonasas tas pačias prekes. Čia mūsų ir Sonasas ir Detailers Place kartu remia. Tai labai dėkojame šiem abiem partneriam, kad įsteigė tokius prizus fainus. Taip pat kaip ir visiems kitiems mūsų partneriai, kuriuos paminėsim toliau. Tai ačiū labai, teisingai mano kolega sako, kad reikia chebra gražinti savo mašinas. Kas čia vyksta? Gražinkit mašinas kiekvieną dieną, apsilankykit Detailers Place ir atvažiuokit į Mytus į Night Riders publiką ir prisijungit prie Contribui. O, prie Contribui, teisingai, chebra. Mūsų visą, ačiū dar, kad tavo linelė, pagarba. Mūsų chebra visą video remia mūsų nightriders.lt.shop ir taip pat mūsų kontribiečiai atvažiavo kontribiečiai, chebra, tai važiavam dar patūsinti, dar pažiūrėti, kas čia dėjo. O juk tu... Pažiūrim, ką mes dar turim, kokio aparatų. Ui, žiūrėk, kokio audinė, bet aš žinau šitą audinę. Žinau šitą audinę, žinau šitą S5, žinau čia šitą audinę. Doma, žinau, pažįst labai gerai Doma. Supratom. Chebrytė, ar nori lipduką gauti mūsų? Lipduką nori, Chebrytė? Ar klijuosit? Klijuosit. Tai duosiu vieną jums, gerai? Baltas ar chrominis jums geriau tinka? Dabar čia daviau baltą. Baltas. Ir jums lipduką, ne? Prašau, Chebrytė. Ačiū jums, gerą vakarą. Paliekam, žinai ką davai, ką čia? Paliekam jam, karočią, Night Riders va lipduką šiek čia va. Alkantaras va šiek čia va taip. Pasėj paliekam, šluostę gražią ir lipduką mūsų. Buim, neimkit, tik nevokit, hebra, nevokit. Dar ir jums lipdukas, prašau, užsikliuosit. Šaunuoliai, geras vakarą. Ar patiko šį beje eventas, ar buvo faina? Rimtai, ir ar expectationai buvo atitikti? Super, super. Pagarba jums, hebra, pagarba. Va tai va. Štai tai va. Hebra, nuleidžiam langą. Hebrytė, palauk, stopgi. Ar norit, hebra, lipduką gauti mūsų? Lipduką norit? Klijuosit? Pagarba, malačiai. Imkit chrominį lipduką. Gerus hebra vakarą. Opa! Čia draugeliai, pala! Aš duosiu hebra prizą, karočią, va. Toks čia gražus, bet vaškas, karočią ant kėbulo. Pasidailinsit, karočią, mašiną savo po tokio švaraus plovimo. Dar pablysinsit biškyje mūsų hebra. Ir dar imkit lipduką nuo manęs, prašau. Prašau, hebra. Ačiū jums, kaip renginys. Galima, hebra, žinoma, prašau. Ačiū tau, seniai. Nu ką, jau matome, kad išdalina mūsų beveik visus resursus. Ui, kokia MK. Labadiena, atsiprašau. Labadiena, atsiprašau. Šiaukia seniai, kokia. Bet biškiai, aišku, palūžęs lipas. Nepersitikęs spalvos. Tiesai, seniai, pažiūrėk. Ui, biškiai jau gavęs yra, biškiai gavęs. Labas. Vieną galiu duoti. Gerai, baltą duosiu, gerai? Prašau, seniai. Ačiū tau. Kaip tu, seniai, renginys? Patinka visas vis? Ar atitiko, seniai, tavo lūkesčius? Molodės. Pagarba. Ar seniai neragavai mūsų jau KFC Riders kombo? Dar ne. Paragavo, būtinai, seniai, kaip? Vienas
ant Škoda Superbo, kad negalvotų, kad nežymėta. Nu gerai, prašau. Kitą Audi čia prašė dar. Ant Audi, nu gerai, prašau, Chebrytė, prašau. Ar patiko Chebra vakaras, buvo fainas, smagu? Žemai lenkimės, labai žemai lenkimės. Žemiau negu įmanoma. Taip, aš dabar Danila, tu esi karočią mūsų contribui narys jau. Taip, Taip, jau nesenai, bet vis tiek mūsų labai ilgą laiką jau remi ir palaikai. Kaip tu sekasi būti contribui nariu, ar lauki kitų mytų ir ar patiko šitas publikas mūsų? Žinoma, mano mylimiausias klubas, nes senai gyvenu Lietuvoje ir, kai sužinojau apie Night Rider, kad egzistuoja toks klubas, iš karto pradėjau įdomėti, nes čia, atsiprašau, šnekėsiu angliškai, nes man lengviau. Friendly community, easy to find new friends, cool cars, perfect community for every car guy, car girl. Everything perfect. Man, I appreciate that compliments from you, man. It's a big opportunity for us. Bet Chebra, dabar lietuviškai ir angliškai. Tai labai Chebrytė dėkoju jums, Chebrytė, kad mūsų remiate. Mūsų editoris paliks contribui linką taip pat, kur gali prisijungti ir būti kartu su Danila ir su manimi ir su visais kitais mytose bendrai Chebrytė. Ir tuo pačiu prisiminkit, Chebra, kad mūsų shopas nightriderslt.shop remia mūsų video. Užeinam Chebrytė, paspaudžiame linką, nusipirkam savo megztuką, dar tik kažko norėsime, lipduką, dar kažką Chebrytė, viską galima gauti. Tai ką, Chebrytė, ačiū jums, Chebrytė, judam dar, padovanosim kažkam kokių nors dovanėlių minimalių. Čiuk, kažką greitai. Iki. Tavo mersas? Tavo čia? Nori liduko? Nu, prašau, seniai. Užsikliuosi? Pagarba, seniai, pagarba čia tau. A, tu patiko seniai eventas? Faktas. Malodės. Gerbiu. Ne, seniai, čia jau baigė viską. Gerbiu. Ačiū, nematome šiuo metu jokių automobilių, bet ką padarysi, sulauksime toj vėl kažkokio judesiuko. Jau ten kažkas šeria, supratau. Prašau, labai atsiprašau, vyrai, atsiprašau. Imk kepurę, jeigu nori Somakso. Prašau, dėl seniai. Seniai kaip dūmija. Tas gali būti geriau nei mocai. Paliubomu. Va čia tai kontentas. Kokia graži mašina, daug šituosi dovanų, dėdė. Duos seniai, kad čia vidui valytis, čia seniai tekstiliai valytis. Tai prašau tau, seniukai. Ir karočią mini koponiukas seniai nuo mūsų. Įsiplauti seniai, nesiplauti mašiną, o performance velas, dovanų kuponas. Pasigarinti seniai savo mašiną, bus labai gražu. Ačiū tau, seniukai. Gerą vakarą. Taip, Chebra, eidamas čia pamačiau vieną savo labai gerą draugą, kuris žinau, kad yra užsikliavęs mūsų lipduką. Iš nightriderslt.shop, ne šiaip čia iš kažkur. Pamelavau. Iš mūsų šopo yra užsikliavęs lipduką, nes gavo iš šopo. Štai va čia žmogus, einam paliksime tokią mini dovanėlę. Era švara kuponiukas jam, kad jo mašinas laikas spindėtų, gražiai, atrodytų gražiai ir nemokamas plovimas iš Era švaros keliavo šiam žmogeliui. Daug išduosiu, kad seniai kažko tokio gero, kokio dovanų. Čia seniai Songsas šampūnas, karoči. Seniai putos. Ką, Šaika, uždarome mūsų public sezono atidarimą, kadangi mano kolega išvažiavo, aš Chebrytė pakalbėsiu už juos. Mūsų kolegos jau Chebrytė veik išvažinėja, visi myto dalyviai jau po truputėlį skirstosi. Atbuvom geras 3 valandas, laikas buvo belia kaip greit praeinantis, smagus, fainas. Ką, Chebra, dėkojame Chebra jums, kad žiūrėjote mūsų šitą video, kad buvote renginyje. Mylim Chebra, jūs bučiuojame. Ir visą laiką Chebra lauksime jūsų kitose eventuose, mūsų šope, mūsų contribui, mūsų publike Chebrytė ir susitiksime dabar jau atidarėme Kaune, o dar vėliau vėl kitame myte Vilniuje. Judam Chebrytė, važiuojam, ačiū jums Chebrytė ir gerą vakarą likusio. Ką, Chebra, labai jums ačiū, kad Chebrytė šiandien buvot pas mus. Ačiū va Jėzui mūsų, kuris irgi taip pat buvo. Tai Chebra, dėkui visiems jums, sekantis publikas Kaune, kiti publikai vėl Vilniuje, darysim Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėžyje.